Aš pagalvojau, kad bulvėse yra daugiau prasmės negu graikų filosofiniuose traktatuose. Mes pamiršome, kad iš esmės mes gimstame ir mirštame su bulvėmis. Mes gimstame ir šeimos švęsdamos kepa geriausius karbonadus su bulvių košė ar virtom bulvėm gardintom kmynais. Mes išvažiuojam studijuoti ir mus lydi, ir tikriausiai dar vis lydi keptos bulvės su svogūnais, arba gal jeigu nemėgstat su dešrelėmis. Mes švenčiam visas šventes ir tyliai svajojame, valgydami lobsterius, aštuonkojus ir austres, kad grįšim pas tėvus ir valgysim šviežių bulvių kugelį. Tai kviečiu pasimatyti, patirti tai, paprastose dalykuose surasti laimę ir paragauti fantastiškus priderintus vynus prie paprastų bulviakose patiekalų su tokiais pat žemiškais vyndariais, kurie sukūrė tą vyną. Andrius papasakos jums, kaip galima keliauti vynu ir paprastu maistu. Labai laukiam jūs rugpjūčio 9 dieną.